Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laida. Kaip ir žadėjau dabar, kalbuosi su atlikėju Mantu Vykantu. Sveiki. Labadiena visiems radijo klausytojams. Taigi, malonu girdėti pirmą kartą čia tavo balso eteryje. Tai, kadangi kalbamės pirmą kartą, aš visų pirma ir norėčiau paklausti, kaip atsitiko, kad tapo dainininku, kaip ir kada viskas prasidėjo? Turbūt pasakysit, kad labai seniai, ar ne? Viskas prasidėjo dabar man, jeigu 33 metai, jeigu taip skaičiuojant, tai prasidėjo man viskas nuo 12 metų, kai pradėjau dainuoti pop-chore. Pop-chore su visų choru, po to tapau solistu, po to tapau atlikėjų ir tiesiog taip gavosi, kad prasidėjo autorinės dainos, daina po dainos, pirmas albumas, antras albumas ir prašau, kažkaip taip gavosi. Tai jau jūs gimęs dainininkas? Aš nežinau, ar aš gimęs dainininkas, bet aš žinau tik tai, kad pas mane tikrai labai didelė širdis ir aš meninės sielos žmogus. Tai dainavimas man yra tikriausiai kaip antras kvėpavimas. Rimas Šapauskas yra kažkada pasakęs, didžėjum reikia gimti ir aš sakyčiau pritariu, nes aš irgi nuo 12 metų pradėjau svajoti dirbti radijoje, 15 patekau į tą radiją, tai pusę gyvenimo ir dirbu dabar radijui. Sveikinu, ačiū, taip, ir iš tikrųjų dainininku, kaip sakytumėt, ar reikia gimti, ar galima ir tapti? Aš manau, kad reikia visų pirma tai lavinti visus muzikinius reiškinius, tai tas liečia, pačią klausą, balsą, instrumentalą, aš kalbu apie tai, kad, tarkim, kai aš pradėjau mokintis, tai aš pradėjau mokintis pirmiausia tai nuo muzikos mokyklos, nuo pianino. Pradėjau groti pianinu, pradėjau groti saksofonu, tiek pianinu porą metų, tiek saksofonu 3 metus grojau altu ir po to prasidėjo mano visas dainavimas, visas toksai gyvenimo kredo, kaip sakau. Bet tai vis tiek, čia yra, aš manyčiau, pašaukimas ir bet kas vis tiek dainuoti ko gero negali, ar ne? Kaip ir radijui dirbti, tai čia kažkoks vis tiek yra. Aš pasakyčiau taip, kad jeigu aš buvau taip užsibrėžęs savo tikslus, jeigu 12 metų kiekvieną mielą šeštadienį važiuodavau 2 metus į Kauną, kiekvieną mielą šeštadienį būdavau karininkų Ramovėj su savo tuometinę vokalo dėstytoją, kuri man po to pasekoje tapo mano vokalo mokytoja, dėstytoja Gruodžio konservatorijoje. Tai 2 metus, kiekvieną mielą šeštadienį, grinai buvau Kaune, lavinau balsą ir tiesiog siekiau savo svajonių. Bet tai, kai 12 metų buvo, vis tiek buvo tokia svajonė tapti žinomu, kaip ir dabar atsitiko ir patekti, tarkim, į radiją, į koncertai, kad bus, buvo tokios svajonės iš tikrųjų nuo vaikystės? Be jokios abejonės, nuo pat vaikystės aš visą laiką svajojau dainuoti, įlipti į tą didžiąją sceną vadinamą, kas ir po to prasidėjo, to pasekoje visokiausi festivaliai, kaip Laumės juosta, miesto šventės ir to pasekoje gavosi, kad kai dainavau tą pop muziką nuo 12 iki 14 metų, kai įstojau į Gruodžio konservatoriją, man visą laiką sakydavo dėstytojas, jeigu tu nesustosi, tai bus ta prasme, kad tu nepabaigsi Gruodžio konservatorijos. Sakau, aš pabaigsiu, dėl to, kad aš turiu savo tikslus. Ir aš noriu įsilavinti ne tik tą patį balsą, bet ir teorinius dalykus, nes man labai įdomu, iš ko susideda pati muzika. Ir to gavosi pasakoje, kad dainavimas man tapo, kaip prieš tai minėjau, antro kvėpavimo. Ir tiesiog vienintelis toksai buvo man kuriozas, kada išvykau pabaigęs Gruodžio konservatoriją 6 metams į Londoną gyventi, tai aš atitrūkau visiškai nuo muzikos. Visiškai pilnai. Aš net nedainavau. Bet tai turbūt kažkokie kiti buvo darbai, ar ne? Turbūt, buvo kiti darbai. Taip, buvo dėl ko pamiršta ta muzika. Buvo dėl ko, ten buvo jaunos vaikystės klaidos, kurias bandžiau užtaisyti ir to pasikoja gavosi, kad po tų visų 6 metų nedainavimą vėl sugrįžau į dainavimą ir toksai gavosi kaip antras kvėpavimas, kad sakiau viskas, o dabar tai aš sustosiu ir aš turiu apsistoti prie to, kad aš turiu dainuoti. O dabar man toks klausimas iš karto taip iškilo, ar nebuvo sunku, iš tikrųjų vėlgi sugrįžti, ar viskas tiesiog klostėsi puikiai? Labai buvo sunku sugrįžti. Visų pirma, tai fiziniai dalykai, kvėpavimas, dainavimas, pats į tą reikėjo įsivažiuoti. Aišku, ir viešoji rinka reikėjo, ją taip pat sugrįžti. Ir aišku, viskas, kas lėmė, tai lėmė tuometinis mano gyvenimas, kurį turėjau prieš, tarkim, 10 metų. Viso to pradžia, kada turėjau savo buvusią scenos partnerę, kada tiesiog pradėjau dainuoti kaip
bandžiau kaip solistas, po to gavosi kaip duetas ir tiesiog pradėjo ledai judėti į priekį, prasidėjo autorinės dainos ir to pasekoje labai labai gražus kelias muzikinis, kuris lydi dabar iki šiol dainos. Bet jeigu yra tokia galimybė, tai ko gero aš taip suprantu, kad patartumėt niekam to nedaryti, kad nutraukti to dainavimo ir vėl sugrįžti, ar ne? Matot, yra tokia situacija, kad kiekvienam pagal savo situaciją, pagal savo gyvenimo galimybės. Man buvo tokia situacija, kad man reikėjo jaunas kvailas, kaip sakoma, buvau prisidirbęs ir man reikėjo srėbti savo košę. Aha. Ir man ta košė kainavo 6 metus nedainavimo. Tiesiog, bet tie žmonės, kurie turi galimybę nesustoti dainuoti, tai geriau nesustoti. Niekada, dėl to, kad vis tiek tai yra ir kvėpavimas, pasmai tai yra ir įgūdžiai, ir visi kiti dalykai, kurie labai labai svarbus yra kaip atlikėjų. Supratau. Na ir kągi, tada vėlgi, kaip sakot, įsivažiavot, pradėjo dainuoti, prasidėjo, ko gero, aišku, koncertai, gerbėjai, ar ne? Ir norėjau paklausti, ar pamenat kažkokį kuriozą galbūt įdomesnį koncertų metu? Ko yra nutikę, kokių? Gal ir linksmų, gal ir nelabai linksmų įvykių? Aš gal sakyčiau, kad yra tokių kuriozų, kada dar gyvenant Londone, gyvenant Anglijoje, aplamai važinėjant į privačius vakarus, pastebi žmonės, pastebi jų kultūrą, pavyzdžiui, pabaigi visą vakarą atidainuoti tuos vadinamus 4 išėjimus, noris pagalbos žmonių, kad kažkaip tai padėtų, kažkaip nuolankiai būtų, tokie šypsotųsi. Ir visi buvo tokie vakarą, kada man reikėjo tuos aparatūrą visą nešti. Ir jie visi tokie, tai ką, atidainuoji? Tai ir važiuok. Taip gaunasi kaip marionetė tokia, žinai, kažkaip tai taip atgavosi. Labai nesmagus momentas. Ir ta kultūra, ką aš norėčiau dabar sulyginti, po 15 metų grįžus gyventi į Lietuvą iš imigracijos, bet Lietuvoje yra visai kitokia kultūra. Žmonės skaitosi, žmonės vertina, žmonės šypsosi, žmonės natūralūs, žmonės tie, kurie vertina tave ne tik už tavo asmeninį gyvenimą, ko, man atrodo, 5 metų man jau ir taip jau netrūksta viso to, sakyti, šaršalo, kaip sakau, bet apie tą visą patį muzikinį kelią. Žmonės nuolankesni. Emigracija, žmonės jie tokie, galbūt, pasakyčiau, aš negaliu įžeisti žmonių, bet jie patys galbūt nežino, ko jie nori. Tarkim, taip sako, pas man kuriozas, tai dainuojam rock'n'rollo dainą, ir rock'n'rollo dainuo, tokia greita daina, atrodo, užverinti publiką. Ir gal galima savo kažką linksmiau. Ir galvoju, ką galima dar linksmiau už rock'n'rollą. Tai emigrantai tokie priekabūs truputėlį, ar ne? Aš sakyčiau priekabūs, bet tuo pačiu lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būti. taip. Nesvarbu, kur mes gyvenam, bet tiesiog galbūt ta kitokia kultūra, emigracijos, ta tokia, sakyčiau, pažintinis tas kelias, toksai gal jiems duoda tokį laisvę, galbūt ne tai, kad, sakyčiau, nesiskaitimo, bet tokio prieimo kitokio, lyginant su Lietuva, kur žmonės tikrai yra nuoširdūs, geri, ir laukia, ir už tave priima už tai, koks tu esi. Tai aš jau, kiek suprantu, esat pakankamai laimingas grįžęs į Lietuvą, ar ne? Galiu pasakyti, 15 metų išvažiavęs iš Dzūkijos miškų ir po 15 į juos grįžau. Dabar stoviu su jumis, kalbuosi su visais radio klausytojais, tiesiog saulė šviečia tarp pušų ir galvoju, o kodėl taip nepavyko man anksčiau to padaryti. Greičiau grįžti, kažkaip integruotis, bet vis tiek Lietuvoje, žinokit, pasakysiu taip, emigracijos duona, jinai įdomi, jinai svari, jinai tau duoda dabar asmeniškos patirties tokios, bet Lietuvoje vis tiek kaip bebūtų su angliškom kainom, bet su lietuviškas atlyginimas vis tiek geriausia gyventi Lietuvoje. Na, tai aš manau, kad viskas prieš akis, iš tikrųjų, tai reiškia taip, kaip aš sakau, jeigu kas nutinka, tai reiškia taip likimo duota. Ir reikia žiūrėti į priekį. Reikia žiūrėti į priekį. Ir dabar, jeigu kalbant apie dabartį, apie ateitį, kokie yra dabar planai susiję su muzika ir kas pačiam tiesiog dabar yra pirmiausiose planuose? Aš buvau privažiavęs, kažkaip pati pradžia mano buvo grįžimo į Lietuvą, ir stovi prie Girstučių rūmų ir man tokie užėjo toks momentas tokio depresijos, ne? Kažkaip ir ašaros, sakysiu, kaupėsi, galvoju, kaip dabar, kaip įsivažiuoti, kaip su tais konceptais, kažkaip tai atrodo suplanavęs tą, kažkur neįvyksta, gal žmonės kažkur nesusirinka, kažkur tai geriau susirinka ir tokia atėjo tokia liūdna akimirka ir taip gavosi, kad tuo metu man paskambino tokia koncertinė firma iš Kauno ir man pasiūlo tapti jų dalimi.
ir aš tapau jų dalimi ir jie dabar kaip ir organizatoriai, ta prasme, organizuoja koncertus per kultūros centrus, per kultūros namus, per mažus miestelius, per Lietuvą. Aš niekada nevengiu tokio dalyko, kaip sako žmonės, oi, bet tu važiuoji kažkur tai į kaimą. Sakau, aš nevažiuoju į kaimą. O kur lietuvis yra? Lietuvis visur yra. Mesgi Lietuvoje. Nesvarbu, kad ten provincija, nesvarbu, ten kažkur tai mažesnis ar didesnis miestelis. Svarbiausia, kad ten yra lietuvis, kuris laukia, kuris nori. Taip pat. Ir tuo pačiu metu, įsivažiavusi tą visą ritmą su koncertinė firma, rado mano kelyje nuostabų žmonės. Pasakysiu tai iš karto vardais, Andris, Edvinas, kurie žmonės gyvenime muzikuoja, kurie su visa organizacinė veikla, ta prasme, veikia. Ir Monika Katumskytė, ta prasme, tai tiesiog kažkaip tai pritraukė mane prie to būrio visą ir sako, gal davai kažkaip tai, sako, padarom. Vieną kitą koncertą kartu. Vieną kartą bandėm vienur, kitur, kai tiesiog važiuojam, džiaugiamės, keliaujam per Lietuvą, stebinam gal vienus, kitus gal nestebinam, bet tiesiog džiaugiamės tuo gyvenimo keliu, kuriuo mes einam, nes muzika yra kaip antras kvėpavimas, kaip aš sakiau. Ir labai labai dėkoju, kaip ir Andriui, Edvinui, Monikai, kurie ir ta koncertinė firma, kuri pas mano gyvenime atsirado, tie visi žmonės, kurie man padeda eiti tuo gyvenimo keliu ir judėti į priekį, grįžus po emigracijos, kas labai labai yra sunku. Bet aš ir sakau, kažkaip likimas dėliojasi. Iš tikrųjų gyvenime ir aš pastebėjau ir pagal save, kad kaip sako, ten liūdna buvo, ar ne, ir ta nuotaika tokia depresinė, o tiesiog ėmė ir atsirado žmonės, kurie tiesiog atsirado ir... Netikėtai. Netikėtai, taip. O kas vyksta gyvenime netikėtai, ko gero, tai būna ir geriausiai, aš taip sakyčiau. Tai dabar... Aš manau, kad taip, būtent tai, to pas netikėtumai gyvenime, kurie taip spontaniškai. Tai mes, man atrodo, kiekvienas gyvenime esam pabandę ir sunkesnio kelio, ir lengvesnio kelio gyvenimo. Mes esame, kaip sakyti, vėjo dūžyti ir į kairę, ir į dešinę. Ir suprantam, kas yra iš tikrųjų gyvenimas. Ir suprantam atsirinkimą visų žmonių, kurie galbūt yra pozityvus, negatyvus. Ir mano gyvenimo kelias buvo kaip dabar įvykti, kad atsirado pozityvumas. Visiškas pozityvumas. Po pusės metų gyvenant Lietuvoje, grynas pozityvas. Ir aš be galo džiaugiuosi. Nu super, iš tikrųjų net man smagu girdėti. Ir dabar noriu paklausti, ar vyksta dabar aktyvus tas koncertinis turas ir vėlgi žiūrint į ateitį, ar nusimato daug koncertų ir kokie yra planai, galbūt, tiesiog užbėgsiu įvykiams už akių, galbūt albumo išleidimas ar panašiai? Be abejo, kad pagrindiniai planai yra, pavyzdžiui, kas liečia pačią kūrybą, dainų kūrimas, dainų realizavimas, muzikiniai klipai, kas yra iš tikrųjų ir skausmingai brangu šiais laikais, net ir Lietuvoje gyventų, tai yra labai nepigus dalykas, bet žmonės kaip ir būna komentaras, oi, man tai tikimės naujų dainų, bet niekasgi nesupranta, kaip yra iš tikrųjų brangu tai padaryti, kaip yra sunku tą procesą praeiti, kad ta kūryba tokia, kad tie patys žodžiai, muzika įeitų visų žmonių širdis. Bet viskas yra to procese, taip pat ir su koncertais ir su visa muzikinė veikla, aš džiaugiuosi, kad yra stabilumas ir balansas. Kai kur būna blogiau, kai kur būna geriau, bet man atrodo, kad gyvenime iš tikrųjų mes turime suprasti, kad ne viskas yra taip sviestų patepta. Tiesiog gyvenime tikrai susidurim su sunkumais. Ir kiekvienas, man atrodo, iš savo prizmės žiūrint savo darbuose, nesvarbu, ką žmonės dirba ir kas dabar mane klauso, tiesiog kiekvienas mes turime savo tokią gyvenimo eigą ir su tais sunkumais, kada susidurim, reikia svarbiausia su tuo nesusigyventi. Pozityvas, eiti gyvenimo keliu ir užsibrėžti tai, kas nori padaryti. Kažkur nepasiseka, kažkur pasiseks. Tai ir su gyvenimo muzikiniu keliu lygiai taip pat. Koncertai taip pat yra planuojami į priekį, dainų kūrimai taip pat yra planuojami į priekį ir viskas yra tam tikram balanse. Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad yra stabilumas. Tai prieš tai buvo įrašyta daina Gal rytoj, kuri buvo čia beje ir tavo balso eteryje labai smarkiai pageidaujama ir mėgstama. Kai aš išgirdau šitą... Ačiū labai. Taip, o kai aš išgirdau šitą naują dainą, tai aš pasakysiu, net šiurpuliukai kažkaip nuėjo per nugarą, taip įsiklaususi tekstą visą. Reiškias pasiekė širdį. Taip, būtent. Muzika, pati, granai mintis dainos. Viskas, ir galvoju, rašau iš karto Mantui Vykantui ir kalbinam per tavo balsą, nes tikrai kūrinys labai labai gražus, vertas dėmesio ir kas dar negirdėjo, tikrai pasiūlysiu pasiklausyti netrukus, bet prieš tai noriu, kad man tai papasakotume truputėlį apie šią dainą plačiau.
kaip jį gimė, na vis tiek, daina neatsiranda kitaip vat, paprastai, ar ne? Greičiausiai, kad, na tiesiog plačiau apie šį kūrinį. Man atrodo, kad kiekviena daina, kurią kiekvienas atlikėjas išleidžia grinai į rinką, jinai kažką tai asocijuoja. Tai gyvenimą, pozityvumą, žmonės myli, žmonės tiki, žmonės žino, kad rytojus bus geresnis negu šiandieną. Ir mano pati mintis viso to, kad tiesiog tikėti tuo, ką tu darai, tikėti tuo, ką tu jauti savo širdimi ir gyvenime nesustoti, kad ir kokie būtų sunkumai, tiesiog stengtis ir mylėti ne tik gyvenimą aplinkinius, bet kartais reikia pamilti ir save. Taip, tai dabar gal dar galima būtų pristatyti šį kūrinį ir aš tuoj paspausiu mygtuką ir pagrosiu čia per tavo balsą. Tavo gelmiai akių, aš norėčiau skirti kiekvienam klausytojui, kad kiekvienas pajaustų tą meilę, tą džiaugsmą, tą pozityvumą ir tie žmonės ypatingai, kurie myli savo mylimam žmogui antrai pusiai, pasakytų, kad žiūrint į tavo akis, aš pamatau tą tavo gelmę akių, tavo meilę, šilumą ir aš niekada to nepaleisiu, branginsiu ir saugosiu. Fantastiški žodžiai. Dabar belieka pasiklausyti šios dainos. Aš labai dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės ir toliau kūryboje, sėkmės daug gerbėjų ir be abejo asmeninėme gyvenime taip pat, kad viskas klostytųsi puikiai ir tik į priekį. Grojam naują dainą. Ačiū, Mantai Vygantai. Ačiū, mėlyje. Ačiū labai. Iki. Iki. Naujiena.